galvoju, aš papasakosiu vieną žiauriai fainą istoriją, kuri įvyko mums su Ignu Kipre. Tai lapkričio mėnesį mes nusprendėme pagyventi Kipre mėnesį, nes, žinot, lapkričio orus Lietuvoje, tai galvojam, reikia kažkur nuvažiuoti, kur yra saulė. Turbūt daug kas žino Pafosą, bet mes gyvenam visiškai kitoj pusėj. Ir vieną dieną mes nusprendėme nuvažiuoti Pafosą visai dienai, tiesiog pasižiūrėti, kaip ten apskritai viskas atrodo. Ir žinokit, praeidami Starbucks'e pro staliuką, vienas vokietis mums vokiškai sako: labas, tipo, ar jūs esate iš čia, kur jūs gyvenat? Kadangi aš šiek tiek suprantu vokiečių, nes aš šiaip tais vokietė, bet aš nekalbu pilnai vokiškai, tai aš jam kažką atsakiau labai paprastai ir galiausiai jisai toliau pradėjo su manim šnekėti ir aš sakau, ne, iš šitos vietos aš jau nebesuprantu ir perėjom į anglų kalbą, tai jisai sako: ai, tai aš esu vokietis, va gyvenu Balyje, bet kartais atvažiuoju į kažkurią šalis tiesiog pažiemot, nes Balyje žiema ir ne sezonas. Žodžiu, mes pakalbėjom, pabendravom ir jisai galiausiai kitą dieną mus pakvietė į beach clubą, kuris yra Pafose. Kadangi mums iki Pafoso važiuoti reikėjo nuo namų kažkur 3 valandas, tai pirmyn atgal kelias jau truktų 6 valandas. Tai mes su vaikinu galvojom, vaikinas iš karto man sako, važiuojam ir čia puikiai galimybė mums susipažinti su naujais žmonėmis. Ir aš galvoju, gerai važiuojam, aš žiauriai pergyvenau, nes vis tiek nežinau nei kas mūsų laukia, nei su kuo mes važiuojam susitikti. Bet galiausiai mes atvažiavę kitą dieną, supratom, kad mes atvažiavome vokiečių bendruomenę. Tai ten yra belenkokio dydžio vokiečių bendruomenė, visi skirtingo amžiaus. Jie visi tokie labai atviri, labai viską pasakoja, kur jie gyvena, iš kokio miesto kilę, bet jie visi pagrinde važiuoja ieškoti naujų namų, nes jiems nelabai patinka jų situacija Vokietijoje ir jie nori rasti naujus namus ir tiesiog vienas iš variantų yra Kipras dėl mokesčių ir visų šitų dalykų. Tai žodžiu, esmė, kad buvo tiesiog žiauriai faina pakalbėti, pabendrauti, susipažinti su naujais žmonėmis. Nežinau, ten buvo pora architektų, kurie 60-mečiai ir taip įdomu buvo, kad mes jaunimas kalbam su jais ir jie visiškai atsipalaidavę mums pasakoja, koks yra apskritai, ką jie veikia gyvenime, ką jie nori iš gyvenimo ir nežinau, kad ir duoda kažkokių tokių mini pamokėlių mums ir sako, mėgaukitės, neoverthinkinkit ir taip toliau. Nu, tai žodžiu, žiauriai faina buvo ir man va tas, kad neplanavai. Ir tiesiog tai nutiko. Ir atrodo, kai neplanuoji, tai tada tai kažkas įdomaus ir vyksta dažniausiai.